Lietuvos muziejuose yra eksponuojama motociklų, jų galima pamatyti įvairių, o Vytauto didžiojo karo muziejuje galima pamatyti šitokį 40-mečio amerikietišką Harley Davidson motociklą priklausiusi Antanui Juozui Ilgauskui. Antanas Juozas Ilgauskas buvo ne tik motosporto entuziastas ir Lietuvos motociklininkų klubo prezidentas bei motoralių dalyvis, tačiau ir kovotojas už Lietuvos laisvę, būtent dalyvavęs 41 metų Birželio sukilime. Ir jisai sukilime dalyvavo būtent šiuo motociklu, juo po Kauną sukilėlių įvairioms grupėms išvežiojo ginklus. Pats motociklas yra gerai išlikęs ir yra ant jo daugybė įdomių detalių. Tai vat iš spidometro matome, kad yra nuvažiavęs beveik 41 000 kilometrų, o ant vairo prisukiota yra įvairių žetonų, būtent iš tarpukarinių, iš 40-mečio įvairių ralių aplink Lietuvą, įvairių moto konkursų ir panašių varžybų.